draugai, Antrankiui Malinauskui labai greitai progresuojam. Išjungti muziką, vieną minutę. Išjungiam muzikėlę. Užmutinsime visai mes. Labai greitai progresuojam. Antrankiui Malinauskui šiandienos tema. Tiesa apie Skirmantą Malinauską yra svarbu. Tiesa apie Skirmantą Malinauską yra svarbu. Šitą įrašą aš noriu padaryti su tikslu, kad žmonės kontaktuotų mane, kas nori išeiti į Zoomo konferenciją, kadangi pasirodo žmonių, kurie nekenčia arba nukentėję nuo Skirmanto Malinausko yra daug. Ir kas svarbiausia, kas man didžiausią nuostabą sukėlė, kad jo nekenčia jo kolegos, rašo man, kai kurie sutinka išeiti į eterį ir kalbėti gyvai, kai kurie nesutinka, kai kurie nori išlikti anonimiškai ir tik tai teikti informaciją. Tai čia aš pateiksiu informaciją, kur galimai tik tai vienas Skirmantas ir te žino. Ir galbūt padarysim gerą šitai moteriai, merginai, kuri parašė šitą žinutę. Ar ne? Dabar visų pirma, aš noriu pasakyti, kad ta informacija yra kol kas tik tai žinučių susirašinėjimai lygiai. Aš neturiu įrodymų dėl kitų nukentėjusių asmenų. Čia man žmonės turės patys pateikti, tapatybė turės, bet iki teisminis yra kreiptasi, kad būtų iškelta baudžiama byla Skirmantui Malinauskui ir kad būtų pradėtas iki teisminis tyrimas, nes šitas žmogus to tikrai nusipelno. Ar ne? Dabar, tai vat noriu pakviesti visus, kas norite dalyvauti Zoomo konferencijoje dėl Skirmanto nusikalstamos veiklos ir mano žiniomis, stebėkite, bet yra ruošiama televizijos laida. Per Lietuvos televiziją pamatysite irgi apie šitą veikėją jau kiek suprantu greitai. Kol kas nenori nieko viešinti, kol nėra patvirtinta. Bet panašu, kad prieš šitą veikėją kyla banga. Kyla didelė banga. Ir tuoj paskaitysiu žmogaus, vieno žmogaus, arba tai bent jau prisistato laišką. Bet informacija labai detali, labai tokia su detalėm, su viskuom, reiškiasi, kad panašu, kad tai greičiausiai yra teisinga informacija. Skirmantui Malinauskui padėjau įsidarbinti žinių radijoje. Pažįstu į keletą metų. Dar iki dabar jis yra man skolingas 4000 eurų, kurios išviliojo, nes buvo tapę mūsų santykiai kaip ir bičiulių. Čia tokią žinutę gavau. Tai Skirmantui būtų patarimas atsiskaityti su šitą moterim, jeigu tai yra tiesa, ir bent jau vieną būsi anuliavęs, reiškiasi, žmogų iš baudžiamas bylos už sukčiavimą, už žmonių apgaudinėjimą, kolegų apgaudinėjimą. Tarp kitko, man labai įdomu, kad rašo kolegos, vieni anonimiškai, o kiti netgi su savo laikraščiu, reiškiasi, oficialiais elektroniniais paštais. Tai ačiū labai visiems, kas rašote, kas kreiptės, nesvarbu, anonimiškai. Ar kreipitės, ar sutiksite liudyti ir pateikti įrodymus. Ačiū didelis visiems, šitas blogis turi būti sustabdytas. Ar ne? Dabar, jeigu tikitės gauti materialinės naudos, kad už tą informaciją jums bus sumokėta, priklausomai kaip mums pavyks šitą veikėją, kiek mums pavyks prisiteisti, kiek mums pavyks, reiškiasi, demaskuoti jį, tai biudžetas nėra labai jau didelis, nes iš kitos pusės aš žiūriu, žmonės sutinka ir nemokamai tą informaciją man teikti, ar ne? Bet jeigu informacija bus kritinė ir svarbi, tai galite tikėtis gauti, sakykime, gal 1000 kitą, ar ne, už šitą informaciją. Ar ne? Bet informacija turi būti teisinga, nes pats Skirmantas sako, tiesa yra svarbu. Turi būti įrodymai, video medžiaga, susirašinėjimai, dokumentai, liudininkai, nes baudžiamoje byloje neužtenka nuomonių ar
šiaip tik tai pasisakymų, ar ne? Ir jeigu matėt pavadinimą, aš parašiau nusikalstama Skirmanto Malinausko veika. Tai ten klaida nėra padaryta. Pagal, reiškia, baudžiamą kodeksą yra toks žodis veika. Baudžiama veikla tai yra, kai žmogus veikia, bet baudžiama veika yra plačiau, jinai apima viską. Kai žmogus veikia ar neveikia, baudžiama veika yra veikimas arba neveikimas. Ar ne, nusikalstama veikla yra veikimas arba neveikimas. Žmogus gali, pavyzdžiui, pateiksiu pavyzdį. Jeigu jūs matote, kad kažkas žudo žmogų jūsų akivaizdu ir jūs žiūrite ir tiesiog stebite, ar ne, tai jūs jau dalyvaujate baudžiamoje veikoje. Jūs nežudote aktyviai, bet jūs matote, kaip kitas žudo ir yra pareiga jums pranešti policijai, kad sustabdyti tą nusikaltimą arba netgi pagal galimybės imtis veiksmų, kad sustabdyti tą žudiką, ar ne? Tai va, jeigu jūs nesimat, tai yra jau nusikalstama veika. Reiškia, aišku, už tai turbūt į kalėjimą jūsų nepasodintų, bet vis tiek tai jau yra negerai, ar ne? Skaitom toliau tą laišką. Dar iki dabar jis man yra skolingas 4000 eurų, kuriuos išviliojo, nes buvo tapę mūsų santykiai kaip ir bičiulių. Tai Malinauskas, jeigu klauso tą video įrašą, turbūt žino, apie ką eina kalba. Apgavo siūlydamas verslo idėją, kurią neva kartu įgyvendinsime. Kaip paaiškėjo, buvo tiesiog apgaulė. Verslo idėja vysto vienas, pinigų nematau. Kitas dalykas, jis yra alkoholikas, oficiali versija. Kad Skvernelio patarėjo nebedirba, nes su Veryga suspyka dėl kažko. Tas kažkas nuolatinis Skirmanto Malinausko blogas kvapelis ir pasirodymas darbe būnant neblaiviu. Jau ir žinių radijoje tą problemą turėjo, vartoja alkoholį daug metų ir neslepia. Visi, kas artimiau pažįsta, tai žino. Nu ir toliau mes čia susirašinėjom, žodžiu, žmogus mano, kad nepavyks tų pinigų jau iš jo niekada gauti, įrodymų neturi. Čia rašo taip, dėl to, kad alkoholikas tai visi seniai žino, čia vieša paslaptis, galvoja tas lašinys šiaip savo užaugo. Čia jeigu buvau uždėjęs aš tą nuotrauką, nu, akivaizdu visiems, kad žmogus yra nutukęs, ar ne? Žmogus yra nutukęs. Kodėl jis nutukęs, ar tai liga, ar tai, čia jau kitas klausimas, ar ne? Bet čia, vat, man informatorius rašo, kad dėl to, kad jis vartoja alkoholį, taip mano, ar ne? Toliau, ką čia rašo? Dėl to, kad alkoholikas tai tipo ar nesimato. O dėl skolos, tai seniai būčiau kreipusis į antstolis, bet mane taip apžaidė, tarsi būtume bičiuliai, tikrai taip mus laikiau, tai neėmiau nei skolos raštelio, nei vekselio, nei nieko. Juolab kartu dirbom ir matėmės kiekvieną dieną. Čia Skirmanto Malinausko bendradarbė buvusi. Skirmanto Malinausko gerbėjai, užduokit jam tokius klausimus. Kokią bendradarbę jisai apžaidė ir galbūt ta bendradarbė atras drąsos išeiti viešai, nes vis tiek nors ir lapelių nėra, buvo pokalbiai, buvo skambučiai, buvo susirašinėjimai, galima viską atsekti ir bent jau turės Skirmantas Malinauskas pripažinti, kad buvo toks ryšys, kad buvo kontaktas, ar ne? O jeigu buvo kontaktas, jeigu jie kartu dirbo, tai tada keliam klausimą, kodėl kažkas, kas su juo kartu dirbo, kodėl dabar nei iš šio, nei iš to kaltintų, kad 4000 iš jo pasiskolino ir reiškiasi, ir negrąžina. Taip pat iš tikrųjų patinka, čia matosi, kad žurnalistai taip gramotnai mintis sudėliojo ir rašo, kad rašo iš anonimiškos anketos, bla bla bla. Linkiu sėkmės nepasiduoti provokacijų. Dar čia mano agentą pažįsta, tai va taip tik parodo, kad žino ir apie mane, mano situaciją, matyti tokia kaip ir... Dabar toliau. Manau, puikiausias pavyzdys. Čia apie tą mano agentą. O Storulis be gerų reportažų ir bet ką padarys dėl peržiūrų. Va, čia tas tiesa. O Storulis be gerų reportažų ir bet ką padarys dėl peržiūrų. O tie paskui sekantys pasižiūri vieną video ir paskui jiems čia iš karto tiesa. Iš karto tą žmogų užsipuola. Jeigu matėt, jo auditorija, matomai, didžioji dalis auditorijos yra labai žemo intelekto ir tokie agresyvūs, pikti. Žiūrim, čia man kažkas komentarus rašo.
pikti ir agresyvus. Žodžiu, skambina, grasina nužudyti, grasina mano žmoną išprievartauti, vaiką nužudyti. Žodžiu, va tokie komentarai ir aišku, viską tą mes renkame, fiksuojame ir yra perdodama policijai. Policijai pareiškimas parašytas apie kaip viskas toliau tyrimas vyks, dabar tik tai renkam medžiagą, duosime žinoti vėliau, ar ne? O po to tą žmogų užsipuolo. Jie juk kaip storulis, nemastančios būtybės. Reiškia, skiriant Mantą Malinauską, jinai įvardinta nemastanti būtybė. Jiems pasakys, ką nors storulis, tiems iškart ir loti. Todėl ir smagu turėti krūvą sekančių begalvių. Tai žodžiu, daugiau nelabai ką turiu, asmeninė patirtis nekokia su storuliu, storulį vadina. Aš jį vadinu šiukšlė, aš asmeniškai šiukšlė. Žmonės sako, tu karą pradėjai su Malinausku ir čia jau dabar kas laimės, kas praloš. Brangieji, čia ne karas, tai yra visuomenės atmata, tai yra visuomenės šiukšlė, mano akimis žiūrint, ar ne, kuris siekia pasipelnyti, kenkdamas kitiems, meluodamas, šmeiždamas ir taip siekia jisai pasipelnyti ir taip sukuria va tokių auditoriją. Bet ne tik tai tie žmonės, kadangi jau tas jo kanalas vieni kitiems siuntinėja, tai tie, sakykime, silpniau mąstantys siunčia tiems stipriau mąstantys, tie stipriau persiunčia normaliai mąstantys. Taip, kad ta reklama vis tiek nesvarbu, kad jo auditorija gal didžiąja dauguma yra silpnapročiai. Galbūt, aš nežinau, mes neatlikom analizės, mes jo psichoanalizę atliksim tai tikrai ir todėl kviečiu visus, kas turite drąsos išeiti į Zoom konferenciją ir kas esat, jį pažįstat asmeniškai, esat nukentėję, daug rašo jo buvę kolegos. Tai žodžiu, daugiau nelabai turiu ką, asmeninė patirtis nekokia, su storuliu prisitrinę tarsi gerėtis, bet išties toks kaip visi pigus girtas sukčius. Šitaip jį įvardina kolega, kuri nepanoro išeiti viešai. Bet man atrodo, aš paviešinęs tą laišką, ar tik nebus, kad Skirmantas Malinauskas bėgs sugrąžinti pinigus, kad tik tai šitas žmogus nebekalbėtų. Tai manau, padarysiu gerą ir jau, nors man iš to naudos nebus, nes gavusi pinigus, moteris, aišku, jinai neliudys ir nepadės greičiausiai, nes jos problema jau bus sutvarkyta. Jeigu jisai grąžins tos pinigus, mano patarimas būtų grąžinti. Kodėl? Todėl, kad moteris, arba prisistatanti moteris kolegė, nors ir mano, kad pinigus palaidojo, bet manau, kad jinai klysta, nes jinai mano, matomai neišmano teisinių dalykų. Ir visi kiti, kas gal esat paskolinę pinigus ar kažką ir buvo pažadėta, atminkite, kad teisėje teismuose yra įteisinama ne tik tai raštinis susitarimas. Įteisinama ir žodinis susitarimas. Mes nekilnojamam turte turėjom atvejį, kai buvo turtas perduotas žmogui, kuris prižiūrėjo ligonį žmogui, jis po to mirė, bet nebuvo parašytas testamentas. Ir turtas, buvo žodinis susitarimas, kažkas girdėjo, ar ne, buvo liudininkai ir taip toliau. Ir šito žodinio susitarimo dėka buvo sutvarkytas, jau turtas perduotas tam, kas prižiūrėjo. Žodiniai susitarimai teisme yra įteisinami, įtvirtinami. Žodinė sutartis, kaip ir rašytinė sutartis, yra galiojanti. Problema yra tik tai tokia, kad teismuose yra žymiai sunkiau įteisinti, reiškia, žodinį susitarimą. Čia, jeigu kas nežinojo, tai šita mergina irgi matomai nežinojo. Jeigu nors kažkokių telefoninių žinučių, skambučių, liudininkai, galų galima baudžiamoj byloj yra toks dalykas kaip akistatos, kryžminės apklausos, ar ne? Tai visą tą dalyką mes prieš Skirmantą Malinauską panaudosim ir aš manau, kad šita moteris turėtų drąsiai išeiti ir jinai bent jau pinigus būtų gavusi, ar ne? Kitas jo kolega rašo, mačiau, kaip ir jūs
kad ir jūs papuolėte Skirmantui Malinauskui į nagus. Va, aš papuoliau į nagus. Nu, kad čia kolegai perduočiau, kad ko gero šitas šiukšlė papuolė į mano akiratį, į mano dėmesį ir dabar kapstysime jį tol, kol bus pasiektas tas tikslas ir parodysiu jums epizodą, kaip jam buvo įteikti antrankiai. Labai įdomus toks simbolinis dalykas įteikti antrankiai, bet man atrodo, kad jis antrankius gaus tikrus, ne tik simboliškai. Mačiau, kad ir jūs papuolėte Skirmantui Malinauskui į nagus. Į kokius nagus? Tai yra nutukęs kiaulė. Kaip aš galiu papulti jo nagus? Kiaulė neturi nagų. Aš kaip veterinaras žinau, kas yra nagai. Su gyvūnėliais dirbęs. Aš studijavęs veterinariją. Išmanantis kūno ląsteles ir psichologiją. Ar ne? Kokie nagai? Tai yra šiukšlė, kur dauguma žmonių tiesiog nenori teptis rankų ir tingi gaišti laiką. Tai tokia pat buvo mano irgi pirminė reakcija, kad net šunys loja, karavanas eina, ar ne? Bet dabar šitas veikėjas prisiprašė, ar ne? Prisiprašė. Ir dabar jo visą praeitį, iki vaikystės, iki gimimo, išstudijuosime, išnarsysim po kauliuką ir žiūrėsime, jo mes turim rimtų įtarimų, iš tikrųjų jam jau yra ruošiama antra baudžiama byla. Ir kažkokiam jis pasakė, turiu dvi bylas. Tai galvoja, viskas vyksta pagal visatos dėsnius, ne viskas tie sinchroniniai įvykiai dabar viskas dėliojas, ar ne? Ir, žodžiu, mačiau, kad ir jūs papuolėte Skirmantui Malinauskui į nagus. Kartu studijavome, tai studijų metais labai daug gerdavo alkoholio. Kiek žinau, tai daro iki šių dienų. Ir visų savo darbų neteko dėl tos pačios priežasties. Liudijimo ieškoti toli nereikia, jo Facebookas marga fotografijai su alkoholiu ir apsvaigus nuo jo. Ar ne? Žodžiu, va tokių gaunu į dieną mažiausiai po 5 kokias žinutės, gaunu tokių atsiliepimų, komentarų, rašo jo kolegos. Tik tai dauguma, vienas tik tai kol kas pasisakė, kad bus pasiruošęs išeiti ir liudyti ir kalbėti gyvai. Dabar aš noriu parodyti dar porą tą epizodą, kur jisai antrankius gauna. Va, čia epizodas, kuris gauna antrankius. Toj. Taip. Žiūrėkit, jo reakcija, kai gauna antrankius, ar ne? Tai aš abejoju, čia kolegos jam įteikė antrankius simboliškai, bet aš taip įtariu, kad kolegos greičiausiai bus kaip ir gal tokį juodą humorą pajungę ir, atseit ten seksualiniam žaidimam, irgi humoras, antrankiai humoras, ir jisai va taip nustebo dėl tų antrankių. Bet man atrodo, kad tos antrankius jisai turėtų gauti greitai realybėj. Man taip kažkaip intuicija sako. O gyvenimas yra, fantazijos.lt dovanoja tau dovanų, kad tu nepamirštum žaisti ir atsipalaiduoti. Žiūrėk, aš tau parodysiu. Tai yra antrankiai. Žiūrėk, čia tai... Žmogus džiaugiasi gavęs antrankius. Čia geras ženklas. Vadinasi, jis nori antrankių. Panaudojama. Kitą kartą, kai nesutiksinai gulėti per tavo čia kaip rekvizitas puikiai panaudojama. Jeigu matysim, kad Malinauskas... Rekvizitas jam labai ir jisai nori pamatyti kolegą, nori pamatyti Malinauską su antrankiais. Aš manau, Bilovas taip guli, kai jisai filmuoja epizodą. Man padėkokit. Aš manau, kad bus įdomiau, jeigu aš taip gulėsiu, kai pradedu. Chebra, atsiprašau, raktą. Visiškai teisingai. Arba tu gulėsi su antrankiais, arba sėdėsi, čia jau nesminis dalykas. Bet labai teisingai pastebėjo. Dabar žiūrėkite, kitas dalykas. Dėl ko jis tai daro, jis patvirtina pats. Kaip veikia piramidės principas. Jeigu iš tikrųjų tokių žmonių, kurie tai padarys, bus daug, apie šitą video sužinos visa Lietuva. Ir tai būtų didžiulė pergalė, todėl kad tai apsunkintų gyvenimą tiem žmonėm, kurie turi labai daug pinigų. Aiškiai girdėjai, apsunkintų gyvenimą tiem žmonėms, kurie turi labai daug pinigų. Ar ne? Tai vat šitoks veikėjas, nutukęs, labai nutukęs, matote jo.
Čia jau reklama eina. Nu, žodžiu, esmė tame, kad žmogus nutukęs, alkoholikas pasirodo, ar ne, rašo tiek žurnalistai, tiek klasiokai, pilna aš gaunu tiek elektroninių, aišku, gaunu ir troliai rašo, tie jau matomai jo ten jau pasamdyti arba kažkas rašo, ar bandėjai susiekti su Orlausku. Ne, dar nebandžiau, žinokit, aš tik tai antrą dieną, kai pradėjau ir aš galvojau tą reikalą skirti tik tai vieną dieną kažkurią tai savaitę, bet aš žiūriu, kad aš jau kiekvieną dieną turiu skirti, nes reikalai vystosi taip greitai, aš gaunu vis daugiau apie tai, kad jisai iš kažkieno pinigus, reiškia, pasisavino, apie tai, kad kažkam grasino, apie tai, kad jis alkoholikas ir apie tą. Šiaip dar gavau labai tokios informacijos geros, labai patikimos geros, kad dar vieną baudžiamą bylą. Tai panašu, kad šitam veikėjai bus 2 baudžiamos bylos, ar ne? Ir tiek, daugiau kol kas negaliu sakyti, kadangi tai yra informacija jau skirta tik tai teisėtvarkos, teisėsaugos organams, ar ne? Bet būtinai susieksim su Orlausku, būtinai susieksim, nes jau man čia ne vienas žmogus sako, kad Orlauskas turi turėti informacijos. Tai va, užtek šiandien tiek, toks tikrai trumpas, tai šiandien buvo tiksla, trumpas su mano, lyginant visais streamais, kur trunka po valandą ir po 2, bet dar vienas pranešimas. Žada pateikti įrodymus. Žada pateikti įrodymus kažkokius. Žodžiu, gaunu ir ant kiek tai yra rimta medžiaga, nes kol kas dauguma žmonių savo tapatybės nepaviešino ir nepatvirtino. Ne tik tai siunčia man informaciją. Ir aš puikiai suprantu, kad bus siunčiama informacija ir melaginga, tai čia visi tie troliai galit nesivarginti, negaišti laiko. Aš dirbęs su kriminaliniu pasauliu ir esame uždarę organizuotus nusikaltėlius, ne vieną ir ne 2. Tarp kitko, va, čia kad suprastumėt, aš kiek matau, mano pirminė tokia įžvalga, kad tai yra nusikaltėlis, tai yra turto prievartautojas, kuris naudoja visai kitokias metodikas. Ar ne? Anksčiau, sakykime, kai mes 90-aisiais metais uždarinėjom tos banditus, ar ne, tos reketininkus į kalėjimą, tai jų metodika kokia buvo? Aišku, melas, šantažas, melas, fiziniai susidarojimai, užpuolimai, grasinimai ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tai būdavo realios grėsmės. Į mano gyvybę ne vieną kartą buvo kesintasi, bet kadangi pats ir sportavęs, tai vieną kartą apsigyniau nuo montiruotės, įsivaizduojat. Dievas mane saugo, brangiai. Reiškia, puolė dviese su montiruotė, bet pavyko apsiginti. Ir užpuolikai pabėgo. Čia visiems grasintojams, kurie rašote, neva, bet visi puikiai žino, kas šneka, tas nedaro, ne? Reiškia, kad tą padarysit, kad tokie čia, sportavęs aš su pasaulio čempionais, su Europos čempionais, turiu nemažai randų, kad tą įrodyti. Kažkaip ar tikrai jūs turite tokią tikėjimą ar pasitikėjimą, nepaisant mano amžiaus, ar tikrai jūs esat fiziškai pajėgus susidoroti. Bet aišku, grėsmė yra reali, gaunam daug grasinimų. Skirmantas Malinauskas tokiu būdu iššaukė pyktį mano adresu. Mano adresu iššauktas pyktis. Nemąstančių žmonių, kurie nesigilina. Todėl aš nenoriu, turiu šviesti dabar, skirti ir tiesą. Kas norite sekti visą, kas vyksta, ar ne? Tai prenumeruokit Namų brokerį YouTube kanalą. Mes prekiaujam namais. Ir jam yra išskirtas, pasisekė jam yra išskirstas visas grojaraštis. Tuoj aš parodysiu jums. Namų brokeriai. Yra visas grojaraštis išskirtas, kur
jisai taip, namų brokeriai. To. Va, čia yra išskirtas Malinauskui, aišku, dabar vienas video apie jį, antras video įrašas apie jį, bet va čia, kur yra grojaraščiai, ar ne, yra, reiškia, Skirmantas Malinauskas, spaudžia čia, paleisti viską ir čia visi įrašai. Čia pirmas baudžiama byla Skirmantui Malinauskui, tiesa apie Skirmantą Malinauską, šiandien pranešimas apie Zoomo konferenciją dėl Skirmanto Malinausko, į kurią kviečiu jungtis, kas gali, mano, kad reikia drąsiai kalbėti ir gali drąsiai kalbėti apie Skirmantą Malinauską. Tai čia va, kas norite sužinoti daugiau apie jį. Kas norite sužinoti, ar tikrai mes klientam ką nors blogą darom, tai čia yra filmuoti klientų atsiliepimai. Skirmantas Malinauskas meluoja sistemingai, apgaudinėja mus, apgaudinėja žmonės, šmeižia mus, meluoja, nuteikinėja kitus, bet čia yra nufilmuota daug klientų, kurie kalba, kurie gavo, ir tai nėra kvaili klientai, kaip jis sako, durnelius pagavo, ar ne? Tai yra labai protingi žmonės, verslininkai, kurie parduoda namus, jie ne bendrabučius parduoda, ne lūšnelės, mes pardavinėjame jų brangius namus. Tai yra intelektualūs žmonės, bet Skirmantas Malinauskas sako, kad ten kvaileliai, ar ne? Nu tai dar kitas dalykas, čia jau netiesiogiai, jisai jau šmeižia ir mūsų klientus, ar ne? Tai vat, galite žiūrėti atsiliepimus kas nori dirbti su nekilnojamo turto, daryti karjerą, gali čia pasižiūrėti arba kontaktuokit mane tiesiogiai. Tai va, prenumeruokite namų brokeriai, spauskit šitą mygtuką, spauskit, kad gautumėt visus pranešimus ir kaip tik tai naujas video įrašas, taip iš karto jūs gausite tą informaciją, ar ne? Tai tiek, o kur sukontaktuoti mane, nu čia va telefono numeris, parduot namą, skambink, ar ne? Čia telefono numeris, nori dirbti su nekilnojamo turtu, kontaktuok, bet mes turime žinoti tiesą apie Skirmantą Malinauską. Ir mano supratimu, jam gali būti inkriminuojamas net ne vienas nusikaltimas. Jam gali būti inkriminuojami keli nusikaltimai ir greičiausiai jis turi ryšių, pažįstamų, faktas, kad jisai turi, bet šitoj vietoj tiesa yra svarbu, jis taip sako, ar ne? Tai va, apie Skirmantą Malinauską irgi yra tiesa, yra svarbu, kai pradės lysti galai, kur jisai ką apgavęs, kur kiek pinigų pasiskolinęs ir kur jisai kokius nusikaltimus padarė ir kai tai daug žmonių iš jo aplinkos, žurnalistai, draugai, klasiokai nukentėję, klientai nukentėję, ar ne? Netgi jo ryšiai pasitrauks nuo jo ir jo nebepalaikys. Kodėl? Todėl, kad niekas nenori žaisti su karšta bulvė. O Skirmantas Malinauskas, kuo toliau, to labiau darosi ta karšta bulvė. Tai tiek, ačiū uždėmesį, kontaktuokit mane telefonu arba namų brokeriai Facebookas arba namų brokeriai @gmail.com elektroninis paštas. Dar kartą ačiū visiems už laiškus, už informaciją. Kaip ir minėjau, laukite jau nacionaliniai televizijai. Apie šitą veikėją bus kalbama, kažkoks epizodas bus apie šitą veikėją kalbama. Ir platinkite šitą informaciją, nes panašu, kad jisai ten turėjo kažkokią grupę visiškai užzombintų kažkokių tai sekėjų, kurie tiesiog kaip zombių, reiškiasi, armija puola, kur jiem parodysi pirštu, jie jau juo tiki. Nes matote, turbūt pastebėjote, bet šitas veikėjas, Skirmantas Malinauskas, ar ne, jisai, kur jo tos nuotraukos yra, o čia šitas, ar ne, šitas veikėjas, mes atliksim jo psichoanalizę, bet šitas veikėjas panašu, kad turi, alkoholio žmonės be reikalo nevartoja, teisingai, ar ne?
be reikalo alkoholio žmonės nevartoja. Ką jūs galvojat apie tos supermenus, visokius pingviniukus, ančiukus, žaisliukus visokius, ir antrankius padovanojo, ar ne, žaislinius. Mums reikia vado, reiškiasi knygą pasdėjęs. Ką jūs manot, žiūrėkit, visokių prisidėjęs tokių, čia ne mūsų sukur, čia jis pats tokių, dabar jau gal to nebedaro, čia vienas iš pirmųjų jo video įrašų, ar ne? O čia kažkokiam vėl filmai, žvaigždžių karai, Batmanai ir taip toliau. Tai ir jisai kalba apie tiesą, apie rimtus dalykus, kam jis tų žaisliukų prisidėjęs, kam jisai, reiškiasi, čia gal kas žinot, parašykit, kodėl jis tai daro. Gal pas jį kažkokių iškrypimų rimtai yra tuo klausimu. Tai šitas tiesos kabutėse skleidėjas pasirodo turi rimtų problemų. Turi rimtų problemų ir su finansais, ir su kolegomis, o dabar jau laikas jam turėti ir su baudžiama teisė. Suprasti, kas yra baudžiama teisė, kai tu šantažuoji, šmeiži ir, kaip jis pats įvardino, apsunkini gyvenimą tiem žmonėms, kurie turi pinigų. Gerai, ačiū Jums uždėmesi. Čia buvo Darius Overlinkas iš Majamio. Rašykit ir skambinkit, kam reikia parduoti namus, kas norite dirbti su nekilnojamu turtu. Tai tiek žinių kol kas. Įrašysime epizodą apie mano sėkmingą ir nesėkmingą atvejį su brokeriais iš Prienų, brokeris ir marketingistai iš Prienų, kurie pasitraukė. Tai čia ir buvo tie veikėjai, kurie nesąžiningai dirbo, nesąžiningai, jau pabaigoje, pradžioje tai visi jie sąžiningai yra, ne? Ir po to dar pradėjo reikalauti pinigų, kurie pagal sutartį jiem nepriklausė. Ir tada bėgo pas Malinauską ir su Malinausku sukūrė tokį šmeižtą melą. Tai laukia jų irgi savo eilė ateina ir jiems. Reiškiasi, tik tai pirmą mes dabar, kadangi tiesiog informacija verda, konkuliuoja, tai aš kiekvieną dieną skiriu po pusvalandį ar po kiek šitam reikalui. Kągi, ačiū uždėmesi, gero vakaro, gero poilsio, taip jau gaunas, kad mano visi pranešimai yra vakare Lietuvos laiku, nes pas mane Majamėje šiuo metu yra tik tai 2 dienos. Atsilyginsiu, atsiskaitysiu už informaciją su kai kuriais, jeigu kas nori atlygio gauti už informaciją, tai su kai kuriais atsiskaitysiu pinigais, jeigu ta informacija bus to verta, su kai kuriais galiu atsiskaityti, šiandien žmogus sako, aš tau padėsiu, bet tu man vieną kartą į savaitę ar galėsi skirti 30 minučių ar valandos konsultaciją verslo reikalais, nekilnojamo turto. Sakau, jokių problemų, tu susirašyk klausimus. Tai aš galiu konsultuoti nelabai jau daug dalykų, nesu aš visų galų meistras, bet nekilnojamo turtas 30 metų tarptautinė rinka, žmogaus psichologija, tai šito veikėjo psichoanalizę atliksim labai nesunkiai. Reikia tik tai man daugiau duomenų, daugiau informacijos ir aišku, reikia pačiam paskirti laiko pastudijuoti jo tos video ir taip toliau. Tai atliksim psichoanalizę. Psichologija yra antra mano tokia stipri vieta, ir pats darbas to reikalauja. Mano sūnus šachmatais, geriausias šachmatistas pasaulyje, jeigu kas norite šachmatais, kad pamokytų, kaip žaisti, ar neduotų patarimų, kas norite pasiekti aukštumų Lietuvoje. Sakykime, Lietuvoje to paties amžiaus vaikas, kaip mano sūnus, dabar yra 11 metų, tai yra dvigubai žemesnio reitingo negu kad mano sūnus, ar ne, šitam amžiui. Jis jau žaidė su geriausiais pasaulyje ir Magnusu, ir Hikaru, ir prie lentos žaidė, ir online. Žiūrė, dar kažkas parašė. Reiškiasi, tokia yra situacija. Tai kam pinigai sumokėsime, jeigu informacija bus vertinga, kam duosime konsultacijas, registruokitės, kas norit, ypač iš psichologinės pusės, ten pasąmoninės programos, taip toliau. Vieną kartą per mėnesį planuojam daryti tokį masinį seminarą, kur daug žmonių. Tai bus mokama, bet tai nebus daug, nebus didelės sumos, bet mums reikalingas didelis kiekis žmonių, kad man reikėtų, kad paskirčiau tam laiko, kad už tą laiką būtų sumokėta. Deja, nemokamai daryti viską, ne kiekvienas gali. Va, matot, ir šitas šmeižikas, melagis,
jisai prisirenka, kiek aš suprantu, vien iš aukų per metus surenka, bent jau paskutinį, kiek aš mačiau įrašus, surenka per metus apie 35 tūkstančius, ką galima rasti internete, ar ne? Kiek ten iš tikrųjų, gal jisai dvigubai, trigubai daugiau tų pinigų surenka per metus. Bet va šitaip šmeiždamas žmonės ir galbūt kažkur, supraskit vieną dalyką, kaip dirba žurnalistai, kaip dirba melagiai, kaip dirba religijos, kaip dirba. Tai yra, pasakoma, nėra, kad visiškai 100% viskas melas. Įmami kažkokie komponentai, teisybė ir po to susluoksniuojama, ten pridedama, iškraipama ir pridedama melas, ar ne? Netgi tas visa ta metodika turi terminologiją, terminą kažkokią, bet mano atveju, tai tos teisybės yra gal tik tai 1-2% ir 99% melo. O kitais atvejais gal jis ten tos daugiau teisybės paima ir po to iškraipo viską ir taip toliau. Aš nežinau, aš kalbu už save ir aš kalbu tai, ką man dabar rašo, kokias žinutės rašo žmonės, ką jie reiškiasi, kas nukentėjo, ką jie žino apie jį. Tai kol kas, tik tai tokiam, sakykime, gandų lygiai, ką mes apie jį sužinojom. Sužinosim tikrai daugiau. Bet kol kas, kad tai yra alkoholikas, kad tai yra alkoholį piknaudžiaujantis žmogus, bet kaip ir šita mergina parašė, už alkoholizmas nenusikaltimas, už tai jau į kalėjimą nepasodinsi, ar ne? O kad pinigus jisai pasisavino jos, nei vekselio, nei to neturi. Toliau. Kitas dalykas, kad į pinigus jis yra labai stipriai orientuotas, kad netgi po dėdės mirties praėjus 2 dienom jau terorizavo sugyventinį ir metė lauk į gatvę ar kažkas, 2 dienom po mirties lavonas dar nešalas. Taip, kas liečia paveldėjimus, vyksta daug visokių negerų dalykų, bet šito veikėjo atvejs ypatingai šlykštus. Tai rodo, kad jis neturi jokių vertybių, tik tai nori gauti savo finansinės naudos, bet kokią kainą. Jam žmogiškos vertybės neegzistuoja. Tai toks žmogus toks šiukšlė turi būti pašalintas iš visuomenės, mes tą puikiai visi suprantam ir būsiu dėkingas visiems, kas pateiks informacijos ir kas padės tą dalyką padaryti. Daugiau. Viskas. Zoomo konferencija. Dabar aš noriu, matote, aš dabar vienas kalbu, žinot kaip, žodis prie žodį atrodo kol kas, ar ne? Policija dar savo išvadų nepadarė, kol kas žiūrėsim, ką policija tuo klausimu žiūrės, nes yra grasinama susidorojimu, išprievartavimais, nužudimais, tai yra realios grėsmės, ar ne? Tai jie ten turės atlikti tyrimą, nustatyti IP adresus ir taip toliau. Žodžiu, turės policija daug darbo, bet šitą reikalą inicijavo šitas veikėjas. Šitas veikėjas, kurio tikslas yra pakenkti žmonėm, kurie turi pinigų. Ačiū uždėmesį, Darius Ovenikas iš Majamio ir iki malonaus gero vakaro, gero poilsio. Dar mano gerbėjim darysiu streamą, tai jeigu kas nori dar manęs paklausyti, tai darysiu streamą per mano asmeninį Facebooką, bet ten jau tikrai ilgai negalėsiu kalbėti, nes turiu šiandien dar daug reikalų sutvarkyti. Bet aišku, šeimos apsauga, verslo apsauga yra taip pat svarbus reikalas ir todėl aš turiu tvarkyti. Gero vakaro, gero poilsio. Ate.